Jau dabar pasiruošę esame sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija ir su tik tam tikrom išimtim. Tai reiškia, kad diplomatinis paštas galės judėti, taip pat mūsų ir ES piliečiai galės iš Baltarusijos patekti pas mus, bet visas kitas judėjimas bus uždarytas. Taip siunčiame signalą Baltarusijai ir sakome, kad jokia hibridinė ataka nebus toleruojama čionais ir mes imsimės visų griežčiausių priemonių tokiom atakom stabdyti. Tuo pačiu metu krašto apsaugos ministerija imasi veiksmų ir jau nuo šiandien, vakar buvo bandyminiai žvalgybiniai veiksmai, tačiau jau nuo šiandien kariuomenė imsis visų priemonių, įskaitant ir kinetinių, balionam numušti. Tai tą jau pradės daryti ir tą pradės daryti aktyviai. Taip mes vėlgi siunčiame signalą, kad mes pasirengę imtis net ir griežčiausių veiksmų, kuomet yra pažeidžiama mūsų oro erdvė. Mes neatmetame galimybės ne tik koordinuoti veiksmus su savo kaimynais, bet lygiai taip pat neatmetame galimybės kalbėti apie 4 NATO straipsnio aktyvavimą. Tai šitie veiksmai yra ant mūsų darbotvarkės stalo, bet šiai dienai susidėliojam tokį veiksmų algoritmą, nuo kurio turėtume pradėti. Tai jeigu kalbam apie ES ir NATO, tai hibridinių veiksmų komanda, pasitelksime jų patirtį kovojant su hibridiniam atakom. Latviai ir Lenkai yra informuoti apie kiekvieną mūsų žingsnį ir kas čia vyksta. Ir tada ateityje iš tikrųjų turime ir dar B ir C planą.